500 Opel Kubas Racing Team iš Kauno. Na ir dešinėje 507 numeris Ježik Chmelevski. Volkswagen Parado 2 litrai turbo plius plus 856 arklio galios. Gražu, fainai. Tiek raks. Tai dabar išvysime super kovą. Opel Manta, Super kovas. kurie tikrai parodė, kad moka prasukti ratus. 2 litrai turbo, 200 arklių. Priešininkas Volkswagen Parado, 2 litrai turbo, 856 arklio galios. Negėtų suteiks statyti, ne? Volkswagen Parado prieš tai fiksavo. At bus juoko. Ir yra, nu. 12 sekundžių 78 šimtosios. Ježik Chmelevski su Volkswagen Parado keliauja į priekį. Ai, ką čia prikolė, kokią juoką. Skirtumas 0,7, nu nepilnai sekundė. Ties vertimylios įveikė per 8 sekundės 99 šimtąsias. Pakišo po 9. Maladės. Dar viena pora trasoje, SS klasėje. 506 numeris startuos kairėje, tai yra Paulius Vaškelis, BMW 325, 2,5 litro turbo, 200 arklių. Dešinėje 501 numeris Mindaugas Beniušis, Audi Coupé, 2,5 litro, taip pat turbo, 600 arklių. Beje, Mindaugas Beniušis pernai metais Lietuvos automobilių drag lenktynių čempionate SC Sport Compact, ar ne, klasėje užėmė pirmąją vietą, tiesiog tapo čempionu. Čempionas sėdi Audi automobilyje. Praėjusiu metu. Žiūrėsime, ką jis gali parodyti šiandien. Praeitą etapą buvo. Čia tai bus. Neprašė apsotiktais. Buvo dar paliks. Kauno greitis 300. Na, už ką ein Mariu. Špimbalą. Taip, BMW 325 prieš Audi Coupé. Audi Coupé 0,59. Į priekį keliauja BMW 325, kuris trasą įveikė per 11 sekundžių 14 šimtųjų. Apskritai, bendras skirtumas susumavus į reakcijos laiką ir trasos įveikimą, dėmesio yra 0,04 sekundės.